Sveiki, esu Valdemara. Parinkau astrologinę informaciją apie 23 šių metų savaitę ir pateiksiu ją internetinėme puslapyje indigovara.lt. Avinas. Kaip koks ugnikalnis veršis vidinis pojūtis, kad laikas išsijudinti iš draudimų, negalėjimų ir būtinybės kažkam paklusti. Vertėtų saugoti save nuo savų emocijų ir nuo begalinio noro kažką apkaltinti. Kaltų nebus. Nebent ta tvarka, kurios nerandate savo aplinkoje. Bet kokia netvarka kenks jūsų odos grožiui ir atbaidys solidžių pinigų priartėjimui. Neleiskite savo kibti prie aplinkinių dėl smulkmenų. Jautis. Niekas nieko jums neaiškins. Norėsis atvirauti, bet baimė trukdys. Gali atrodyti, kad trūksta gyvenimo šviesos. Norėsis kuo daugiau laiko poilsiui, atsipūtimui ir ramiam pavalgymui. Norėsis pinigus skaičiuoti kaupimui, bet teks skaičiuoti ir išskirstyti, dalinti. Galite pritrūkti laiko paprastam pabendravimui su artimaisiais. Labai tikėtinos varginančios kelionės, pokalbiai telefonu su besiskundžiančiais sveikata ir gyvenimu. Dvyniai. Na jau nieko blogo, betgi jūs sugebate prisigalvoti pretekstų nerimui, išgyvenimams ir nepaaiškinamiems bijojimams. Nerandate atsakymų, o gal tiesiog nesuformuluojate reikiamų klausimų. Tiesiog jaučiamas tuštėjimo pojūtis. Gali keisti dalykai daryti su maistu ir skoniais. Prisiminimai iš praeities gali panardinti į tuštumos pojūtį. Namai pati geriausia tvirtovė. Norėsis remontuoti, kalti. Partneriai pasirūpins, kad rūpesčių nepritrūktumėt. Vėžys. Laikas leisti savo pailsėti. Gali lengvai keistis norai. Nebijokite pristabdyti reikalų ir padaryti bent vieną naują, nestandartinį, bet išbrandintą sprendimą. Veiks nepaaiškinama alchemija. Greitai gys žaizdos, lygies oda, gražės plaukai. Širdis pildysis nuoširdžių jausmų, supintų iš prisiminimų. Gera bus jaustis laukiamam. Visuomet tinkamas laikas antram šansui. Bendraukite, kalbėkite, skambinkite. Sulauksite gražių atsakymų į savo klausimus. Atverkite savąjį naivumą, nes jis priartins jūs prie jausmingų malonumų. Liūtas. Sužinosite ant savo kailio, ką reiškia trumpos melo kojos. Ko gero nesitikite, kad taip greitai apsisuks keistai praslydus informacija ir pridarys nemalonumų. Būsite lengvai apkaltinamas ir su kalte ir be kaltės. Pinigai jūs mylės. Merginos liūtės sulauks gražių pasiūlymų, mėgsis naujos pažintis, saugokite save nuo įsimylėjimo. Gal ir keistai skamba, bet šią savaitę liūtai labai rimtai galvos apie tuoktuves, kūniškus malonumus ir įsipareigojimus. Mergelė. Jūsų erdvė pilna gerų minčių, spartumo, grožio. Žinote, ko norite? Jūsų žodžiai kaip pirštu į akį. Jūsų darbštumas muša visus rekordus. Tik valgote per greitai. Pasilikite pakankamai laiko kramtymui. Jūs erzina naivių klausimų srautai. Sunku įvesti tvarką namuose. Darbai sukasi, teikia malonumą, bet užima daug laiko. Partneriai painioja sudėliotas situacijas, o emocijos taip įkaista, kad reikalingas laikas ramiems pasivaikščiojimams ir išsimiegojimui. Svarstyklės. Sąstingis, lyg deguonies trūktų. Ilsėti sunku, mintis nerimsta.
trukinėja santykiai. Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kontroliuojate situaciją ar vadovaujate informaciniams srautams. Labai tikėtina, kad netinkamomis frazėmis užtrenkėte galimybę kažkokiems santykiams. Stebite, kaip aplink jūs švenčiamos šventės. Žinoti ir matyti leidžiama. Saugokite save nuo skandalų ir ginčų. Labai tikėtina, kad visą savaitę prausitės po šaltų, protingų minčių dušų. Skorpionas. Kuomet taip nelengva kaip dabar, ima ir atsiranda sprendimai, o per juos ir nauji santykiai. Save parodyti ir išreikšti šią savaitę tikrai sunku. Lyg akmenį ant širdies būtų uždėjęs. Skaudina žmonių klaikiai gobšus pinigų skaičiavimas. Tik saugokite save nuo grubių ir pavojingų aistrų. Šiek tiek išlaukite. Tikėtina, kad būsite gundomas sudalyvauti spekuliacinėje veikloje. Rūpės kiekybė, o ne kokybė. Kiek galima daugiau bendraukite su jaunais žmonėmis. Ir jokioje situacijoje nesugadinkite savo markės. Šaulys. O čia tai jau atėjo laikas. Vieniems iš jūsų pasibaigė ir užsibaigė sunkumų periodas, o kitiems tik prasideda naujų aštrių išbandymų laikotarpis. Atrodys, kad tik kelionės gali suteikti atsipalaidavimo, poilsį ir malonumus. Labai tikėtinos permainos namuose ir su namais. Stenkitės apsaugoti savo gyvenamąją erdvę nuo ginčų, pykčių ir dalybų. Atsargiai elkitės su ugnimi ir su greitai įsiliepsnojančiais skysčiais. Begaliniai sustiprėjęs meilės santykių poreikis. Ožiaragis. Lengva išsimiegoti. Norisi skaniai pavalgyti, patinka pinigus skaičiuoti ir gerai atrodyti. Labai nesistebėkite, jei aplinkiniai neįsiklauso į jūsų pageidavimus ir prašymus. Sudėtingas laikas egzaminams laikyti. Nes lengviau filosofuoti, negu pateikti reikiamą informaciją reikiamoje vietoje reikiamų laikų. Tinkamas laikas išnaudoti turimus naudingus ryšius. Nesudėtinga bus manipuliuoti santykių niuansais. Namuose sieksite smulkmeniškos tvarkos. Tikėtina, kad darbdaviai neteisės savų pažadų. Vandeniai. Visai neblogai įvairūs dalykai dėliojasi. Seksis viskas, ką darysite dėl šalia esančių. Patarima kuo daugiau rūpintis kitų gera nuotaika. Energijos užtenka, jėgų veržtis į priekį užtenka, pajunkite savąjį darbštumą. Tinkamas laikas peržvalgas daryti savame versle. Natūralios atrankos laikas. Painiavos bendravime su kaimynais ir su broliais. Darbai tuštumą prapuola. Priimkite visus savo partnerių kaprizus. Ir dabar laikas, kuomet esate grūdinamas ir stiprinamas, nes prieš akis griežtos dienotvarkės laikai. Žuvys. Jūsų mintise randasi daug stiprybės. Lengvai sekasi įtikinti aplinkinius. Svarbiausia, kad visame kame būtų tiesa, nes viskas sukasi ratu. Kai matote, kad aplinkos įvykiai stringa lygioje vietoje, sudeleguokite savai. Paklus visi, kaip šventos viltos. Labai norėsis praslysti į slepiamos informacijos erdves. Šią savaitę gali nutrūkti bent viena draugystė. Ir dar galite pakliūti į konfliktą, kuriam vadovaus nesutramdomas keikūnas. Ačiū, kad klausėte ir žiūrėjote. Šį kartą jau viskas. Iki susitikimo. Kada nors, kur nors. Sėkmės.